pagrindinis požymis, kad žmogus taps turtingas, net tada, kai viskas krinta iš rankų, kai nėra pinigų, bet yra šita sąlyga, tada yra didelis šansas, kad laikydamasis jos, jis galiausiai praturtės. Aš taip pat įvardinsiu šitą sąlygą ir paaiškinsiu, kaip tai veikia. Taip, mielieji, tai vyksta tada, kai žmogus nenustoja daryti veiksmų, net ištikus pirmai nesėkmei. Juk mes visi kažkada kažką mėginom daryti. Ir dažniausiai mums tai nepavykdavo, ar ne? Mes visi skirtingai į tai reaguojame. Dauguma žmonių nustoja daryti veiksmus, jeigu kažkas eina ne pagal planą. Kaip pavyzdžiui, bėgikas nelaimėjęs nusprendžia, kad tai ne jo. Ima kurti muziką. Nepavykus išleisti albumo, nusprendžia, kad tai ne jo. Griebiasi verslo. Kaip pavyzdžiui, tinklinio marketingo, ar ne? Ir per pusmetį nepasiekus rezultato, nusprendžia, kad tai ne jo. Ir kaskart šokdamas į naują nišą, jis pradeda nuo nulio. Ir patikėkit, praturtėjimu čia tikrai nekvepia. Bet yra dalis žmonių, kurie atsitikus nesėkmei nenustoja daryti veiksmų. Jie tai sieja su įgūdžių trūkumu, su auditorijos netitikimu, su dar kai kuo tai, su pamokomis. Ir jie toliau daro veiksmus, bet juos koreguoja. Mokosi, gilinasi. Jie nenustoja daryti veiksmų. Jie galiausiai pasiekia rezultato. Ir gera žinia ta, kad šitą įgūdį galima lavinti. Juk mes žmonės. Mes turime gebėjimą mąstyti. Taip? Taigi, jeigu tau kažkada kažkas nepasiseks, bet tu labai to nori, tu nenustok daryti veiksmų. Tu daryk veiksmus, tik tai keisk metodus. Jei atradai vertės, pasek mane, nes aš dažnai dalinuosi panašaus pobūdžio filmukais.